naujas namas, 210 kvadratų, beveik 10 arų sklypas su dvigubu garažu. Einam pasivaikščiosim po jį. Kaip visada, niekur nėra. Būkit pirmi. Žiūrėkit. Taip, tai pradedam nuo garažo. Dvigubas garažas, pagalvota apie elektromobilius. Pasikeliam vartus. Garažo gale katilinė sandėliukas. Vieta rekuperacinei sistemai, po visą namą išvedžiota rekuperacinė sistema, vietinis gręžinys, katilas su boileriu dujinis, visur gryninis šildymas. Namas yra išdažytas, sudėtos lubos, sudėti šviestuvai. Įėjus į vidų vieta nusirenka sudėti drabužius, gryninio šildymo kolektorinė dėžė, dar viena niša. Čia yra patekimas į, aš kaip vadinu, žaidimo kambarį. Didelė erdvė viršukus, eisim vėliau parodysiu. 2 miegamieji. Tualetas vonia. Svetainė su virtuvė. Apie žaidimų kambarį. Pasižiūrėkite, kiek daug vietos. Ten, jeigu nenorite žaidimo kambarį, galite skirstyti ir dalinti į 2 miegamosius. Tai iš viso namas turėtų 1, 2, 3, 4, 5 miegamosius. Šiandien 3 miegamieji, bet jeigu reikia, gali būti 5 miegamieji, o jeigu nereikia, gali būti žaidimo kambarys. Taip, svetainės ten patekimas yra į tėvų miegamąjį. Tėvų miegamas turi drabužinę ir atskirą vonios kambarį. Išėjimas iš miegamąjį į terasą. Rytinė saulės. Ir norite būti patys pirmi, sekite šitas paskyras, nes bus dar daugiau namų. O apie šitą namą kainą palieku komentare ir važiuojam, parodau gyvai. Iki.